Labadiena. 10 žmonių, 5 klausimai. Tęsiam laidą. Šiandien susitinkam su Vladislavu. Sveiki, Andrė. Aš Andrei. Primenu, mes darom šitą įrašą, kad žmonės neužmirštų, kaip viskas prasidėjo. Ir žinoma, parama 210 šturmų pulkui, kuris dabar kariauja Ukrainai. Tai pirmas klausimas. Kaip ir visiems, 2 klausimai visiems vienodi. Pirmas klausimas. 22 metai, vasario 24 diena. Ką pats prisimeni? O čia man labai lengvai, dėl to, kad vasario 25 turėjau turėti 50 metų jubiliejus ir man karas faktiškai atėmė nuo manęs šventimą, sakysim, mano jubiliejus. Ir 24 dieną, pirmą dieną pradėjome organizuoti civilinių krovinių gabenimą į Ukrainą. Tai faktiškai ieškoti transporto, dėl niekas nevažiavo. Buvo chaosas, atradom galimybę, jau pirmą savaitę jau buvo vežami medicininės prekės iš vyriausybinės, aš kalbu. Parama iš kitų organizacijų, iš savivaldybių. Tai faktiškai sėdėjom ant logistikos, ant pagrindinių dalykų, muitinę, kūrėm naujus kanalus. Ir 24 dieną, tai buvo ta diena, kurie faktiškai apvertė ir tam tikrai prasme gyvenimą. Taip, kad aišku, prie to buvo, prie krizių nemažai, bet šita krizė buvo labai skausminga dėl to, kad tai buvo karas, kuris iki šiol tęsiasi ir tai buvo brutalus, žiaurus užpuolimas Ukrainos. Jo, sutinku. Gerai, antras klausimas, pas mane viskas greitai vyksta. Kokie buvo jausmai? Ką pajutai? O tiesiog viduj, ką pajutai? Trumpai. Tai Ukrainos klausimas tai man nuo 14 metų iš tikrųjų buvo, tai bangomis galbūt kažkaip tai buvo pamirštas, bet po Krymo aneksijos dalies, Donbaso aneksijos, sakysim, kaip čia kitaip pavadinti, užimimo, galbūt neteisėtos jo užimimo, tai buvo galbūt prityrę, tai vasario 24-22 metais tai viskas iš naujo, tai iš tikrųjų kaip pasakyti, jausmas buvo, kaip reikia padėti Ukrainai, tai pirmas, iškoti visų galimybių, tikrai neekvojam jėgų, imamės nestandartinių priemonių ir tas jausmas buvo toks bendrystės galbūt, kad visi aplinkui irgi norėjo padėti ir kas buvo šalia mane, nežinau apie visus, bet kas buvo šalia mane, tai iš tikrųjų bendrai mes darėme tą darbą. Tai taip, aišku, nerimas, aš manau, kiekvienas patyrė nerimą, ypač kalbant apie tos, kurie turi šeimus, vaikus, kaip čia toliau bus, tai tas nerimas tikrai greičiausiai buvo kažkur, tai ir tas nerimas galbūt dar daugiau skatina imtis ryžtingų veiksmų. Jo, čia gerai. Trečias klausimas, į kurį galima atsakyti, galima ne. Ar dabar, ar rėmėjai pats asmeniškai, ne darbų, o taip, kaip fizinis asmuo, ar rėmėjai ir ar dar rėmė Ukrainą? Mano pirmas galbūt žingsnis ir buvo donatus rinkti būtent, kada leidžia ten Facebooką, visokiausią gimtadienio progą ten sukurti kažkokią paramą. Tai man nebuvo klausimų, kad iš karto paleidau, kad parama, nežinau kiek ten pinigų, ten kas paukoja, ten tikrai buvo draugų, kurie paukoja tam tikrą sumą, tai tie pinigai iškeliavo į kažkokią labdaringą organizaciją Ukrainoje, taip ir atkarčias, tai aišku, ten pasitaiko, kažkur tai paremėm kažką, tai taip, negaliu pasakyti, kad nuolat, bet būdavo kaip studentas, atsimenu dar kaip doktorantas, aš tada dar doktorantūrį studijavau, tai buvo akcija paremti Ukrainos studentus, tai mes ten ir per universiteto prizmę Vilnius Techo ten irgi ten buvo prisidėjęs, tai taip, bet iš esmės sakau, kad nėra kažkokio nuolatinio rėmimo, bet jeigu atsiranda kažkoks poreikis ir tikrai... Dabar yra labai didelis poreikis 210 pulką. Gerai. Ketvirtas klausimas. Kodėl žmonės Lietuvoje labai smarkiai sumažina rėmimą Ukrainai? Kiek bendrauju, labai mažai kas dabar remia.
Aš nebūčiau daręs šitos ciklo, jeigu mes galėtumėm Bendrai aš manyčiau, kad tai yra toks nuovargis ateina į visuomenę, nuovargis ateina galbūt vienas dalykas, ko jis siekia iš tikrųjų Putinas, jo visa taktika yra ant nuovargio ar ilgo proceso, tai tam tikra galbūt tam tikri simptomai, galbūt aišku, galbūt kiti dalykai, kiekvienas gal asmeniškai gali pasakyti, kodėl. Kaip tu manai? Nuovargis. Pripranti, po to pripranti prie to, nuovargis, pripranti prie tos nuolatinės problemos, kuri tampa galbūt kažkokia šalia artimesnė, kaip iš tų visų problemų, kurie tu turi, žmogus staiga sako, ne, nu gal šitą jau ne pagrindinė, nueina kažkur toliau, bet apie tai nepamirštama, gal balionai dabar visiems galvoja, dar kažką, tai skristi kažkas negali, kažkas ant pensijų reikia pakelt, ar dar kitokių dalykų išspręsti, būtinių tokių dalykų. Tai šiuo atveju tai tikrai ten ne apie, kaip sakysim, nuovargis, ne tame prasme, kad nuovargis, bet laikyti dėmesį šalia šito didelio įvykio, kuris keičia iš tikrųjų pasaulį. Gerai, supratau. Nu ir dabar klausimas bus jau matyti kaip pareigas užimančiam žmogui. Kalbam su vidaus reikalų ministru, jeigu kas nežino. Ką reikia padaryti, jau dabar nesmeniškai, čia pagal pareigą, kad šitą karą nepralaimėti ir kad nedaleisti, tiesiogiai pasakykime, RF mūsų priešas, kad nedaleisti jo iki mūsų ir kaip padaryti, kad karas nepasibaigtų blogai Ukrainai. Aš manau, kad Lietuva, politikai ir mūsų valstybės vadovai, tie, kurie tiesiogiai formuoja į užsienio politiką ir poziciją, tikrai nusekliai daro tam, kad nesumenkėtų parama Ukrainai. Ir pagrindinė, ką reikia Ukrainai, tai iš tikrųjų resursai. Resursai, kurių galbūt ji neturi, kurių papildomai mes galim duoti, dėl to, kad tai nėra tik vienas karas Ukrainos prieš Rusiją, tai yra iš tikrųjų karas civilizacijos prieš kitą civilizaciją. Mes kalbam apie tai, kad Ukraina yra civilizuoto pasaulio dalis ir tikrai ta parama turi eiti. Tai vienas iš dalykų, tai tas dėmesys, tas nuolatinis galbūt bandymas tam tikrų gal šalių, net ir Ukrainos kaimynų, sumenkinti karo reikšmę Europai, sumenkinti Ukrainos vaidmenį, sumenkinti galbūt į grėsmės, kurie kelia agresorius Ukrainoje, veda prie to, kad žmonės ar kitos šalės bando nueiti į kitą pusę, bet iš tikrųjų turime didelę ir geopolitinę tokią grėsmė, turime didelę ir humanitarinę, dėl to, kad milijonai ukrainiečių kitose šalyse dabar kaip pabėgėliai gyvena, tai apie tai jau pagalba šitiems žmonėms, tai irgi jau didelė parama visai Ukrainai, visiems ukrainiečiams, aš manyčiau, bet aišku, nereikia pamiršti apie svarbius dalykus, aišku, ir civilinius, tai ir elektros sistemos atstatymas ir plėtra ir visi kiti dalykai, bet aišku, matome, kad ir priešiškos jėgos bando visaip sumenkinti vidų Ukrainos ir vyriausybės veikla ir kitų veikla, tai labai reikia galvoti ir apie kontrpolimą, nesakyčiau taip, bet kontrpriemonės, kurie būtų nukreipti prieš propagandą. Propaganda prasiskverbia, turim nemažai kanalų, kurie pasinaudoja. Tai labai gaila, bet kol kas šitą karą propagandinį mes pralaiminėjom. Dar vienas iš priežasčių, kodėl mes darome šitą laidą. Primenu, remkite šitą kanalą, jeigu galite perveskite pinigus, nesvarbu kiek, visos nuorodos į sąskaitą yra komentaruose Facebook'e ir YouTube kanale. Ačiū labai. Ačiū, norėjau, kad darai, iš tikrųjų, sėkmės su šitam geram